Birželio 5. Ryte užsipyliau kuro. Esu nuvažiavęs, kaip užsipyliau 46 kilus. Ir pažiūrėjau, kokį vidurkį aš palaikau. Tiesiog daug važinėjau mieste. Pasitaikė porą kalniukų, porą nuolydžių ir vidurkis stebuklingas. Va. Kokie stebuklai krenta. Tušt. Labai gerai. Ir net paruošta. Šiandien startavau čiut vėliau negu buvo planuota, nes reikėjo varyti iš kūrą užsipilti, automatiškai ten man range'as buvo gal 20, tai jo, pirmą eilį užsipyliau kūro, tada važiavau nusiplauti, nes vakar lyjo, tai čia kilimėlis buvo tragiškas. Šiandien jau, kadangi taip range'ą išdaužiau su praeitų bakų, prisipylėm už 60 eurų, tai žiūrėsim, kiek jis čia nuvažiuoti šį kartą, o praeitą baką nuvažiavau 750. Tai kol kas sekas viskas stabiliai, normaliai, eurų labai daug nėra, bet ir nėra visiška mirtis. Kol kas turiu apie 20 eurų ir va, ką tik gavau už 4 euriukus vėl. Tai vienu žodžiu, judam. Gavau užsakymą į Girulius varyti. Litorinos gatvė. Čia gal net ne Giruliai bus, gali būti, kad netgi Melnragė, antroji, trečioji, Karklė, dar kas nors. Šiaip bet kokiu atveju ten visai gražu, tai varom, pažiūrėsim. Back up on the scene, done dealing with you, don't know how to deal with me. Done fucking with you, don't know how to love me. Done dealing with you, so it seemed like I get so much, I don't get nothing back. I really thought it was love, but you're so fucking whack. Always get caught up in love. Žiūrėk, tie šlagbaumai iš kur pakėlė man. Little bitty body model ass. Some of y'all ain't never had no real bitch and it shows. I keep it 100 from my head down to my toes. Back up on my bullshit, back up on the move. Touchdown in my home, said I got nothing to lose. Aišku, čia dar ir vyksta statybos, bet tie visi namai tai iš tikrųjų žiauriai stiprus. Wow. Nu, tuos namukus tokius aš dar vadinu, kaip sakau, kaip pasela. Kokie tie faini, žiūrėk, tokie rutuliniai. Geras, tokie apvalūs. Pastogė kokia gera, žiūrėk. Irgi rutulinė. Jo, esu čia buvęs, bet čia vis pastoviai vyksta tai kažkokios statybos, tai dar kažkas. Tai pastoviai vis kažko naujo čia gali pamatyti. Šiaip jo, faktas, per tos 5-6 metus, kiek čia važinėju, aš esu buvęs čia realiai visur. Ir jeigu taip reikėtų paimti ir manęs kažkas paklaustų, tipo, turėtum belė kiek eurų ir norėtum pirkti belė kokį chatą, kur tu norėtum gyventi, kur tau labiausiai patiktų. Tai šiaip ta vieta, kur ką tik čia buvom, tikriausiai būtų top 3. Šiaip top 3 įvardinčiau, tai, be abejo, čia Žuvėdrų kopa. Antras variantas būtų, tai jaučiu Aukštkiemiuose Ringelio alėja. Ir ten yra tokie didelis sklypai. Ir nėra jokios tvoros, ten ne pas vieną realiai. Ir viskas taip atrodo moderniai, tie patys namukai tokie modernus. Ką ten namukai, ten konkretus namai yra iš tikrųjų. Jo, ten vienas, žiūrėk, visas pilnai stiklinis, kitas dar kažkoks toks įdomus mandras. Nice, šiaip žmonės liuks gerai gyvena. Tai yra ta Ringelio alėja ir šiaip yra dar kitas privažiavimas iš kitos pusės, irgi ten vadinas kaip Ringelio alėja. Tai ten principas irgi panašus, labai modernus tie namai. O jeigu jūs sakot, kad čia tik 2 išvardinau, tai galiu ir 3 pasakyti. Giruliai. Šiaip Giruliuose irgi yra tokių vietelių, kur žiauriai fainiai ten tarptų medelių namai pastatyti. Tai vienu žodžiu sakau, šitas darbas turi tokį pliusą, kad gali čia apkeliauti visą miestą ir susižinoti, pavyzdžiui, kur tau patiktų, koks rajonas geras, koks rajonas tikrai nieko gero. Kur tu gali atvažiuoti ir, pavyzdžiui, matyti, kad tvarkingi, kultūringi žmonės gyvena. Ir gali matyti, kur, pavyzdžiui, jeigu čia atsikraustytum,
ir po kokios savaitės gautum švirkštą iš šikną. Tai apie tos gražius rajonus ir tos namukus galim biškį pailsėti, geriau pažiūrėkim, kokį aš vidurkį palaikau. O vidurkis tikrai yra neblogas. Šie krenta. Kas tu toks esi? Grillox Dechilox 4,34 €. Ai. Jok aš jums sakiau, kai yra užsakymas virš 4 €, kur važiuoti man nebesvarbu, imam ir važiuojam. Po biškį tie užsakymai įsivažiuoja, viskas, okei. Ir žinau, kad vis tiek čia daug žmogeliukų man sakys, čia tau rodo nesąmonės, tu čia prifotoshopinės ar dar gal kažką, ai, čia tau rodo vėjus. Šiaip rodo tiksliai, esu įsiskaičiavęs, ką, bet čia tai rodo viską tiksliai. O šiaip iš tikrųjų, kaip aš sugebu palaikyti tokį vidurkį, aiškus labai stipriai remia visi faktoriai. Ar laukia lyja, nelyja, čia karšta, šalta. Šiaip aiškus, kai hibridas, kai yra laukia šalta, jisai pradeda valgyti daugiau. Ne žymiai, bet daugiau. Žiemą vidurkį šiaip būna visą laiką apie 4,8, brūkšnys 5,2. Nu, gal ir žymiai, kai dabar sulygini čia su 3,8. Bet aš vis tiek to 3,8 neužbaigsiu pilno bako, nes labai stipriai vidurkis krenta tada, kada aš važiuoju kažkur, sustoju ir stoviu. Ir nevažiuoju niekur, ir laikau užkūręs tą mašiną. Tada iš tos elektrinės baterijos kiek gali, tiek man pučia čia vėjuką, ar dar kažką, ar kokį kondicionierių. Ir po kiek laiko ta baterija išsenka ir jinai turi iš naujo pasikrauti. Kai jinai iš naujo pasikrautų, turi užsikurti benzininis variklis. Kai užsikuria benzininis variklis, automatiškai sąnaudos pradeda kilti. Sąnaudos kyla, o kilometrai nesisuka. Tai dėl to ir pradeda labai kilti, rodyti tą average didesnį. O šiaip jo, čia galima važiuoti tokiu pensininko režimu ir pataupyti. Nu, nebūtinai pensininko. Šiaip aš jo nemėgėjęs lakstyti, ypač su tokia mašina. Tai man labiau aktualu yra, kaip pataupyti. Vienu žodžiu, kaip aš darau. Yra ta ikonėlė, kur yra EV, ar ne, ten kampe kairiai pusėje. Tai jinai parodo, kad tu tuo metu važiuoji tik su elektriniu varikliu. Nu, pavyzdžiui, tuoj mes startuosim, aš parodysiu. Ir yra ta rodyklė, vat kairiai pusėje, kur kaip apsukos. Ir kur yra eko tas žodis ir yra C raidė. Tai jeigu aš paspaudžiu gazą ir tos apsukos, kaip taip atrodo, pakyla virš tos C raidės, tai tada užsikuria benzininis variklis. Tai paprasčiausiai visą laiką stengiasi važiuoti ir tos C raidės nepermušinėti. Spaudi gazą iki C, kur yra eko, va. Ir jos stengtis nepermušti. Kol jos nepermuši, tol tu važiuoji ant elektros. Aiškus, ne visą laiką taip išeina, kartais reikia ir paspausti ir permuši. O ko gero visą didžiausia paslaptis, kad kuo ekonomiškiau važiuoti yra, tu kai važiuoji iš vietos, ne visą laiką išeina pilnai su elektra pavažiuoti. Tu ten pavažiuoji iki kokio 20 km/h greičio ir po to jau reikia biškį daugiau tos jėgos, jeigu iš galo važiuoja kokie žmonės, tai jau turi paspausti tą gazą. Tai tiek to, užsikuri tą benzininį kartu su elektriniu važiuoji, pasieki greitį apie 50-60 tam mieste, atleidi gazą, tada automatiškai užsigesina benzininis ir tada švelniai prispaudi gaziuką ir laikai. Ir tada tu iš elektros padedi jam palaikyti tą stabilų tokį greitį. Neklausk manęs kaip, nežinau net pats. Tai jeigu aš tokį palaikyčiau iki pat kūro bako, aš čia nuvažiuočiau kokius 800 km su juo. Žiūrėjau šiandien ryte orus ir lygiai 3 buvo pranešę lietų. Dabar yra kiek? Lygiai 3. Kas yra? Krenta keli lašeliai jau. Kaip taip tiksliai gali nuspėti? Wow. Ar tau irgi patinka, kai visas stiklas yra šlapias ir taip jį nuvalai? Man tai žiauriai patinka. Update'as yra be 25 ir aš turiu 60 € bendrai surinkęs. Boltas juda netgi žymiai prasčiau šiandien negu žalias boltas. Tai visiškai nesigailiu dėl to, kad pasijungiau dar ir tą žalę, nes atsigavo vežimai. Tikiuosi, kad šiandien gal pavyks vėl surinkti kažkur kokį 110 plius minus, sakykim, nes tada aš galėčiau kaip dar 10 € gražinti skolos. Nu, aš taip įsivaizduoju, tipo, jeigu per birželio 2 ir 3 surinkau tik po 7,5, o jeigu aš noriu per šitą mėnesį surinkti 3,000, tai kiekvieną mielą dieną turiu po 100 € daryti. Tai jeigu aš 2 dienas surinkau po 7,5, tai esu skoloj už dieną po 2,5. 2,5 kart 2 PM, tai esu 5 € skoloj. Tai jeigu 5 € skoloj,
vakar surinkau 110, tai jau besu kem skoloj, ir jeigu šiandien surinkčiau 110, tai jau bebūčiau 3 skoloj. Atvariau į Luizę vėl paimti užsakymo ir šiandien žiūriu. Esu taip pačiai vietai. Jau šiandien kiaušinius susirinko jau. Jei, brother. Aš jo šiaip net neprigenu. Vidurį gatvės štai skaitina jisai. Kaip su mašina jisai, va, vidurį. Nu, šiaip gali dvirtininkas taip važiuoti, bet tada ir ženklus rodė, kur tu suksi, draugelį. Penktadienis vakaras ir pradėjo lyti ir iš tikrųjų buvo sprogimas čia su užsakymais. O šiaip oras laukia, tai žiauriai nekoks. Išmetė man tą padangų slėgio daviklį. Blemba, nesuprantu, kas yra laukia visą laiką, kai pradeda lyti ar dar kažką išmeta man jį. Šiaip su slėgiu viskas okei, oro padangos irgi yra. O vidurkis yra 3,9 per 109 kg. Kas važiuoja McDonald'u, kas važiuoja apkasus. Tai žodžiu, šiandien yra birželio 6 diena ir mes judam toliau. Kas svarbiausia, užsakymų tikrai yra, dirbti yra ką. Jo, aš pradėjau vėl anksti, realiai nuo pusės 9 kažkur taip, gal 9. Labai anksti šeštadienį nėra tikslo ko startuoti, nes jūs visi dar miegat, niekas čia per daug neužsisakinėja. Tai nuo 9 iki 10 tai pradėti startuoti realiai yra pati uoga. Bet šiandien startavot iš tikrųjų gan neblogai. Pasižiūrėčiau dabar kiek turiu, yra dabar pusė 3, tai turėčiau turėti kokį 50 eurų. Tai kaip ir viskas okei, viskas protingai, galima dirbti. Ryte atsikėliau, iš tikrųjų biški buvo tokia slogi nuotaika, galvoju, reikia biški nusiresetinti. O nusiresetinti gali, kai pasileidi garsiai muziką mašinoje ir pataškai savo mėgstamus gabalus. Pats geriausias resetas. Vakar iš tikrųjų buvo baisus orelis, kai pradėjo pilti, taip ir pylė iki pat galo. Vau. Šiandien iš pačio ryto irgi buvo taip apsiniaukę, aš dėl to ir apsimau džempą, galvoju, kad čia, šiandien irgi turėtų būti kažkas panašiai. Pasižiūrėjau orus, rodė, kad čia iki 5 nebus saulės. Nebus saulės, bet tai tu pasižiūrėk. Viskas jau čia yra okei. Tai ko gero reikės grįžti į namelius, apsimauti maikę, nes papačią neturiu nieko. Bet šiaip pietauti jau kaip ir būtų pabiški laikas jau. Pasitikslinau, 48 eurai yra. Biški erzina, nes Volte, kaip išvežė užsakymą, Volte žydram, nes šiaip sunkiai girdės, kada Voltas, kada Voltas, abudu beveik taip pat skamba. Tai žydrajam, aš taip sakau terminais. Voltas žydras, Voltas žalias. Žydrą išvežiau ir ten pastoviai jie po koltos eurų suverčia į tą mano appsą. Tai veži, kartais pavyzdžiui, ten kokius 2 ar 3 užsakymus net neįskaičiuoja, tai ir pamiršti kiek turi. Tai turi minty laikyti, kiek tu čia esi plius minus išvežęs ir kiek čia tau įvers. Tikiuosi, jie manis neapgaudinėja, nes šiaip paėmus galėtų. Oras žiauriai geras. Iš tikrųjų ir keliai visi yra išdžiuvę, visur sausa. Aš jaučiu, kad yra proga važiuoti apsiplauti, nes dabar kažkaip niekas nekrenta. Šeštadienis pusė 3, čia yra normalu. Dabar jūs vaikštot po miestą, vaikštot po parkelius, mastot, ką vakarė veiksit, pas ko važiuosit, pas ką čia kepsim šašlykų šiandien, o gal išvis namuose pakimarinti. Tai dabar jūs esat apmąstymuose, šeštadienis, gražus oras, ką daryti, pas ką čia lėkti šį vakarą į svečius. Ar šiandien man daug prisprogti, ar tik biški, ar aš sekmadienį anksti kažkur turiu keltis, ar niekur. Ar nuvažiuoti pas mamas aplankyti, ar nuvažiuoti pas kokį draugelį prisprogti, Ir ką tu reikės? O tu taip seniai pas mamas bebuvai. Mama jau bus pasilgus. Bet draugelis kviečia šašlykų kepti ir alaus atsigerti. Ui, nežinau, ką tu pasirinksi.
O šiaip jau čia kiek šiandien esu pravežęs užsakymų, tai matau, kad daug kas renkasi varyti pas draugelį Aliuką. Iš Alyno jau vežiau gal 3 ar 4 užsakymus. Jo, ir tarp kitko noriu parodyti dar ir šitą dalykėlį, kad yra pravažiuota 336 kilai ir vidurkį turim 3,8. Nu, dėl to vidurkio tai žiauriai džiaugiuosi, o dėl to oro slėgio daviklio tai žiauriai nervinas. Užknisa jį čia stebėtam kampe. Šiaip jis man automatiškai pradingdavo, bet nelabai suprantu, kas dabar čia atsitiko, kai jisai laikosi. Nežinau, kažkaip pat, kai būna lietus, vakar buvo lietus, tai ir užkybo po to lietaus. Šiaip gal rimtai reikėtų nuvažiuoti pasižiūrėti, kiek to oro yra padanguose. Gal čia kažkas biškį išsileido ar kažką. Nežinau, reiks pasitikrinti. Nu, biškį jau čia kažkur važiuoju, kur neaišku. Biškį toj bus tešlynų, biškį toj bus čia viską. Ui, čia stogo gali kliūti. Čia ir kliūs į stogą, jeigu čia atidarysiu iki galo. Nu, gerai. Reik prilaikyti ir grįžtant, reik neužmiršti, kad čia kliūna. Ai, aš turiu reikalų su to pulteliu, karočiui. Jisai man nebetrakina, nam kažkas yra. Nu, kas yra, man pusę metų realiai, kad jau baigi baterijų išsikrauti ir aš žiūriu, kad aš esu prisižaidęs, reikia nusipirkti naują batarkę arba reikia varyti namo pasiimti antrą raktą. O, atsigavo. Kaip gerai. Tai kas namie yra, aš nesuprantu. Nu tai kas, bet reikia graunas lauk. Apsiploviau ir biškį erzina iš tikrųjų. Yra arka, ne, va, žiūrėk. Biškį mano šešėlis užstoja, neišplauna jie tos arkos. Visą purviną mėšliną, va, matus. Vakar lyjo, žodžiu, važiavau per kažkokį žvirkeliuką, prisitaškė ten į vidų. Gaila, kad čia toj plovyklai, neišplauna jie normaliai tų arkų. Apsiplovau, viskas okei, tik man nepatiko vienas dalykėlis. Aš buvau palikęs appsus įjungtus, tiek Bolto, tiek Volto. Ir buvau įsidėjęs ausinės, kai tipai kažkas kris, kad garsas būtų, žinai, tas cink, arba ten iš to Bolto. Ir žodžiu, aš ten plaunasi, valausi ten viską. Ir galvoju, nieks taip nekrenta kažkaip įdomiai. Taip valau tarpdurius,
taip galva, žiūriu į telefoną, tai pasukiu, žiūriu, iš Wolto krenta užsakymas. 5 eurai pem. Ir aš nieko negirdžiu per tas ausinės, kad kažkas kristų. Ir šiaip ne pirmas kartas, kai man krenta tas užsakymas, ar iš Wolto, ar iš Bolto, nėra garso. Vibracija yra, bet garso nėra. Toks vis, kad būtų telefonas įjungtas į begarsį režimą, nors jis yra įjungtas į normalų režimą, viskas ok, visa kita skamba, viskas ok, tie apsai neskamba. Kartais yra garsas, kai krenta, kartais nėra to garso. Žiūrėk, kaip nešu užsakymą. Žiūrėk, iš Hesburgerio. Nu šiltas turi būti užsakymas. Žiūrėk. Tukšt. Viskas. O, žiūrėk. Net nedėjo į tašį. Visiškai dzinėjau. Nu ir pasakyk man, kaip normaliai ar nenormaliai čia? Čia viskas tvarkinga, ne? Ta prasme, tašį jisai atsinešė, kaip tiesiog, kad pasirodyt, kad turi. Nepaslenka, ta prasme, įsidėti to užsakymo į tašę, tai jisai šalia, va, pasidėjo, šalia tašės. Nu, aš nežinau, nu, man tai kosmosas visiškas, nu, aš negaliu nesinervinti. Aiškus, aš galėjau nueiti jam ten pradėti aiškinti, kad tu įsidėkit tą tašę, tai, bet aš, tu patys supraskit, jeigu aš pradėsiu dirbti svetimų darbo, tai ką man pačiam čia bedaryti? Tai ką aš dabar kiekvieną čia tokį šitais esantį turėčiau eiti ir auklėti, kad kaip tu čia veži. Kodėl Woltas to nedaro? Kodėl jie neskiria normaliai tų tutorialų ar viso kito, kad privalai bauskit, kažką darykit. Nu. Žodžiu, jums atveža va toks tą užsakymą ir jeigu jisai parneša rankui tą užsakymą, iškart rašykit suportui. Wolto suportui, jeigu per žalią Boltą atvežė Bolto suportui, rašykit. Per langą žiūri, pareina jis vat rankui laiko, iškart foto tūkšt. Šitą užsakymą, kurį dabar užsakiau, man kitatautis atnešė rankui. Jis yra šaltas atvėsęs, tokio užsakymą aš nenoriu valgyti, viskas. Gal užbanintų jį, ar duotų pirmą įspėjimą, 1, 2, 3 įspėjimą ir visą gero būtų. Vau, nu žiauriai supėsina iš tikrųjų. Šiaip, tarp kitko, vakar dar vieną tokį prigavom. Žodžiu, į Stasio kampą jis atpjovė, nepaisant to, kad kaip tvarte kokiam, nežinau, kaip bulvių laukuose atvažiavo, vidurį aikštelę sustojo, kur ten pravažiuoti gali tik vieną mašiną, realiai. Ten turi būti palikta tuščia visą laiką, kad kažkas nori išvažiuoti, važiuoti. Nesvarbu, kad jis ten greit suvaikščios. Jis niekam nėra įdomus ir jis nėra ten karalius tai aikšteliai. Jis įvažiavo vidurį tais aikštelės, nusimetė tą savo priusą, atėjo, pasiėmė su ranko užsakymą ir eina lauk. Betašis, vėl, toks pat. Buvo alio jam, tas negirdė, alio, ir atsisuko. Foto jam tik tais tukšt atsisukęs. Ir viskas, matosi, primesk užsakymo numeris, viskas. Į Wolt supportą naikinti tokius darbuotojus ir ypač su tokiu suvokimu, su tokiu mentalitetu. Ai, tiek to, koks skirtumas. Gerai, jau nusiraminau. Išsipasakau, išsibėdavojau. Bet išsibėdavojau čia realiai už jūs. Jūs gauna tokį maistą. O šiaip aistroms nurimus vežu užsakymą į rajoną. Ir kadangi plovyklai neišsiploviau normaliai arkų, tai čia gali duoti man ir žvyrkelį realiai vėl varyti, nes taip reikės varyti į savitarną, kad su kercheriu išsiplaučiau visas arkas. Pažiūrėk, koks jau čia pjauna. Nu, ir kaip man čia tave apsilenkti, kas svarbiausia, matau, Veize rodo priekį, čia už 200 metrų ir policija pažymėta. Štais nusuka. Nu nieko, gal jisai tiesiog testuoja vaikui birbalą tą. Nors čia ne birbalas jaučiu, čia yra tas elektrinis. Tai va, pratestavo vaikui, normaliai važiuoja, kad paskui nebūtų nesąmonių, gal tikrino stabdžius, bičius. Viskas okei. Tai, šo. Ačiū. Visa. Be 15.8 turim 80 eurų.
per abu. Ir turim įspūdingai gražų orą lauke. Pasakyk savo nuomonę, jeigu tau iškrito užsakymas už 7 eurus, ten 20 kažkur centų. Vienas užsakymas. Tu įvežtum ar ne? Aš tai kažkaip galvoju, kad reikia vežti. Aiškus, važiuosim gan tolokai, bet vis tiek paėmus pagal tai, kad kiek davė eurų ir kiek kylų yra iš vis. Tai kylais reikia nuvažiuoti apie 7 ir eurais davė 7. Tai jau einam ko gero prie išvados, kad buvo geras sprendimas pasijungti ir žalią platformą, nes su 1 voltu galėjau aš ir išdusti jau čia. Nu, įdomią vietą čia vežu, atrodo, kad atvešiu kam nors ir pribėgs kokie 3 bachorėliai, duos man malkų ir atims mašiną. Apriimo užsakymai nelabai kažką vėra čia ką vežti. 3,8 vidurkis per 427 km. Įsidėčiau dujų įrangą, tai iš vis važiuočiau ant oro. Bet žinokit, aš jau skaičiavau, kas būtų, jeigu įsidėčiau dujas ir kada man jos atsipirktų. Realiai, jeigu pasistatau įrangą, kuri kainuoja virš 1000 eurų, tai man jinai atsipirktų gal po 70, po 80 tūkstančių prasuktų kilometrų. Po 7-8 tūkstančių prasuktų kilometrų. Per didelis kilometražas, kad čia kažkas apsimokėtų, nes per tą laikotarpį paprasčiausiai gali būti, kad to į mane koks indusas kals ir mašina bus nurašyta ir galėsiu savo dujas aš susikišti patį, žinot kur. Atlėkiau prisipūsti padangėlės. Vis dar tebedega jisai, tai jaučiu, reik pasižiūrėti tas padangas. Atvarė bičias, ką tik prisipūtė ramiai 2.0 baro. Nežinau, kaip jam čia taip. Man tai 2.4 būtų pats tas. 2.4. Biški buvo mažai, 2.2. Ok, tai bus 2.4 to. Nu, bet dėl tiek tikrai negalėjau mesti. Nu, čia dabar yra 1.9. O dėl tiek tai galėjo būti. Padangas leidžia, kaip suprasti. Yra 10 valandą vakaro ir turiu lygiai 100 eurų. Taip norėjau šiandien vėl kokį 110 įmušt, kad grįžti tą balansą dėl tų 3000, kad surinkčiau. O! Duok normaliai, jam įtilžės 3.8. Super. Važiuojam. Policija gelbėkit. Šiaip, nežinau, nu šiandien žiauriai visur pilna veiksmo. Gaisrinės, greitosios, policijos. Šiaip pilna vaikščiai čia tokių gerai prikalusių. Nu, jūs čia šitą savaitgalį švenčiat kažką. Galbūt algas jaučiu. Nu ir ką aš tau, drauguži, galiu pasakyti. Viskas susitvarkė. Vadinasi, reiks prisižiūrėti padangas. Pažiūrėk, kaip grigėjo varo. Dūmai dangui kokie eina. Normaliai. Atrodo realiai, kai jie dega tenai. Sau, gal rimtai degat? Ne, čia tik tai biški varom. Prasme, tu pasižiūrėk, kas čia dedas. Kiek kanų yra, karoči. Oi, tu sau. Reik man čia atsargiai eit, kamalkų negaučiau namų. Prieš varant į namus sugalvojau, kad reik varyti išsiplautas posparnius. Nes, nu, ką aš žinau, rytą anksti rytą startuosiu vėl, tai čia nebus kada važiuoti, o čia toks važinėtis nenori su tokiais posparniais.
6 centai. Tu iš nieko neturi tų metalų. Ai, tu savo. Kaip aš taip prasileidau. Nu tai, ką žinau, vadinasi reikės per telefą pasijungti. Boksas yra 3. Užimta. Ai, kortelę kažkas įmetęs yra. Nesupratau. Kas yra tau negerai? Viskas, lėkiu miegoti, ilsėtis ir rytoj iš ryto vėl tą patį kartoti. Pažiūrėkim geriau, ką aš esu surinkęs ir kiek mes turim pinigėlių. Tai šiandien turiu surinkęs Volte 56 ir 17 centų, kas svarbiausia, gavau 3,93 € arbatos. O žaliajam Bolte šiandien surinkom iš tikrųjų irgi labai panašiai 55,77 ir gavau čia 3 € arbatos. Ir dabar pradėjau galvoti, ar nebūsit jūs čia išgirdę mano tas maldas dėl tos arbatos. Ir dabar pažiūrėkim realiai, kiek mes esam surinkę per šitą birželį. 408,32 €, o Bolte turim 175. Tai iš viso bendrai per Volt ir Boltą per visą birželį esu surinkęs 583,08 €. Trūksta dar 17 € iki normos, tai po biškį žiūrėkit grįžtam. Dabar yra be 15:12. Tiek ilgai dirbau vien dėl to, kad bandyčiau kaip nors atmušti tą minusą, kur buvo tas 2 dienos po 75 €, kad tam buvo žiauriai blogai. Tai ką, varau miegoti, ilsėtis ir kaip sakiau, iš ryto vėl viską tą patį kartoti. Šiaip biški liūdna, nes per paskutinės šitas kelias dienas, šitą savaitgalį, nebuvo nieko, daug nenutiko, jokių prikoliukų, nieko. Tiesiog darbas, daug darbo. Dirbom. Nu ką, po viso šito savaitgalį iš tikrųjų galim konstatuoti vieną faktą, kad, tikrai labai geras sprendimas buvo, kad pasijungiam Bolt, nes jeigu ne jis, tai realiai gali būti, kad aš su vienu Voltu būčiau čia ir uždusęs. Jeigu tu nenori, kad aš uždusčiau, man reikia tavo pagalbos. Bet jeigu tu pažiūrėjai mano video, paspausk laiką jo. Tu žiauriai man pagelbėtum. Ir jeigu dar gali, tai pasubscribink tą mano kanalą, nes ten dar daug visko bus. Ir jeigu tu tai padarysi, ko aš prašau, tai tu tas mano visas sunkias darbo dienas padarysi daug linksmesnės. Viskas lėkiu. Peace.